Aš negaliu klientui paaiškinti, kada klientas klausia, o kaip aš atrodysiu, kaip aš atrodysiu būtent po pasikeitimo. Ir niekaip negalima klientui paaiškinti, būtent parodyti, jūs galite koloristai daryti, ką norite, rodyti paletės, rodyti pavyzdžius, bet klientas niekada jis to nesupras. Kodėl to nesupras? Vis dėlto pas kiekvieną mūsų yra įstatytas toks ego. Ego mato mano portretą, va, pavyzdžiui, ir sako, čia aš, jisai tai pripažįsta. Ir visą laiką, kada jūs norit moteris pasikeisti ir sugalvojate, kad vat, norite kažkaip tai pasikeisti, ego būtent ir kels baimės, būtent ir vyks vidinis konfliktas, ego visą laiką sakys, oh, wow, kaip čia pasikeisi, juk aš esu aš. Ir įvyksta pasąmoningas konfliktas, nes nežino, kaip atrodys. Ir bet mes per konsultaciją darom visą laiką 100% labai gerą konsultaciją. Viską išmatuojam, viską išaiškinam, bet pačiame gale klientas kaip ir nesupranta, o tai kaip iš tikrųjų aš atrodysiu. Kaip keista, ne? Aš sakau visą laiką klientui, pažiūrėkime į kitą klientę, ten bus taip, taip ir taip. Ir va ant kito žmogaus mes galim pamatuoti. O mūsų ego, jis niekada neleidžia naujo, pavyzdžiui, mano paveikslo pamatuoti, kaip bus. Dėl to mes ir bijome, dėl to mes ir šiek tiek kaip ir nepasitikime savimi. Ir čia kitaip nebus, čia tiesiog reikia save tiesiog subrandinti šitiem pasikeitimam, užaugti tam reikalui. Kaip aš sakau, atsiduoti šiek tiek tiekmei, nes priimti taip, kaip bus, nes pasimatuoti yra neįmanoma. Aš nesu per visą laiką, per visus metus sutikęs nei vieno žmogaus, kuriam tiksliai išaiškinu, va, kaip čia bus, kokia plaukų spalva, daleiskim. Ir jisai, o jo, aš taip ir įsivaizdavau. Ne, to nebus, nes jis negali įsivaizduoti. Tačiau prie va, tų ilgalaikių dažymų, kuriuos mes darom, tai yra išpūtimo technika, AirTouch, įvyksta tokie spalvų persipinimai, kad klientas iš tiesų pripranta kažkur tai per 3, nu maks 5 minutės, jam jau būna, jisai save prisijaukina ir jam būna jauku. Taigi, dar kartelį pakartosiu, jeigu jūs norite įsivaizduoti, kaip jūs atrodysit po pasikeitimo, jūs to negalite įsivaizduoti, nes ego viską blokuoja. Atsiduokite tėkmei, konsultuokite su meistrais ir kai pajausite, kad jau subrendusi ir pasiruošusi pasikeitimam, tada pirmyn.